Esu šefas Tadas ir nusprendžiau šiandien su jumis pasidalinti puikių receptų, bet paslaptis yra tame, kad puikų receptą sudaro ne tik šviežus produktai, bet puikų receptą sudaro ir geri įrankiai, geri priedai. Tai šiuo atveju pradėkime nuo to, kur tu pjaustai, kur tu kepsi ir kur tu virsi. Ir pagrindinis dalykas, aišku, su kuo pjaustysim, o šiandien mes pjaustysim su Hanzo peiliais, tai pasižiūrim jų aštrumą ir jūs galėsite įsitikinti patys kokie jie. Šiandien noriu jums pasiūlyti pasidaryti baulą, patį greičiausią patiekalą, kuriame nereikia nieko kepti ir nieko virti, tiesiog išsibrinkiname ryžius, šiek tiek pakepsime edamame pupeles, kad pažadinti jų skonį ir lašišą susipjaustę kubeliais užmarinuosime su alkoholiu, šiek tiek druskos, pipiro ir citruso sultimis. Tai ką, pradedam nuo lašišos. Aš tai kaip šefas labiausiai mėgstu šefo peilį, nes jis paslankiausias, paklausiausias, didžiausias, su juo gali atlikti visus įmanomus darbus ir tiesiog nusiemam lašišą nuo skuros ir pasipjaustome stambiais kubeliais. Tai ką, susipjaustam lašišą kubeliais ir bet kokią žuvį žalę rekomenduojam ją dezinfekuoti, tai aš šiuo atveju renkuosi rudą gėrimą, aišku, jame turi būti alkoholio, kuris užmuštų visas nereikalingas bakterijas, taip pat druska, pipirai, aišku, žaliai žuviai druskos reikėtų negailėti ir dėl aromato laimo žievelės. Mėgstu aš papildyti tiek ponzų sultim, aš tai mėgstu daryti tokį dalyką, jeigu neturi sulčiaspaudės, tai naudoju peilį jį kaip sultim įsileisti, ar ne? Gali įsipjauti ir tau, kad nesitaškytų šakutės, gali spausti nuo peilio ir tau bėga pagal smaigalį ten, kur nori. Ir paliksim kambario temperatūrą 20 minučių marinuotis. Kol marinuojas lašišą, galim pasiruošti daržovės, taip pat turim išsibrinkinę ryžius basmatį. Šiuo atveju ryžiai, kodėl sakau išbrinkinti, mes jų neviriam, kad būtų puresni, lengvesni. Yra į užvirusį vandenį, sudėti ryžius ir uždengti dangtį, kad jie išbrinktų savaime. Tai ką, kimbam prie daržovių, pasiemam agurką. Aišku, daržovė man patogesnis yra trumpesnis peilis. Šiuo atveju norisi preciziškumo, galbūt plonesnių šiaudelių, kad būtų skaniau. Smulkiau pjaustyta yra žymiai skaniau. Tai kadangi mes turėsim kubeliais jau lašišą, turėsim juostelėmis avokadą, tai turėsim juostelėmis vakame salotas, tai ir agurką išlaikyti tą pačią stilistiką, ilgi šiaudeliai. Taip, susipjaustėm agurką, tai pasiimam avokadą. Aišku, ko mažesnė daržovė, tuo fainiau yra su mažesniu peiliu. Man šiuo atveju aš labai dažnai mėgstu ir iš rankos pjaustyti, tai pasiemi paslankų mažą peiliuką, kuris tinka viskam. Tai va, nežinau, kaip jūs valote avokadą, aš tai šiuo atveju naudoju šaukštą, ne tai, kad žaisti su peiliu. Skusti peilis yra skirtas pjaustimui, o ne valymui, ar ne? Tai geriau pasimti šaukštą, išsivalyti puikiai tą avokadą ir tada pasimti peiliuką ir su juo žaisti. Kad ir ant mažo peilio, tai tikrai jaučiasi ir, kad geras balansas pas peilį. Turime avokadą. Daržovės, kadangi apsipjaustę, susipjaustę, galim surinkinėti savo baulą, kol marinuojasi lašišą. Tai iki pilnos laimės valdėsim ryžius vakame, įsijungiam keptuvę ir, kas labai man patinka, kad tu turidamas gerą keptuvę, joje gali sausai pakepinti, tarkime, edamame pupeles ar kokią kitą daržovę nenaudodamas riebalų. Tai šiuo atveju man užtenka pažadinti šitos skanios skalsios pupelės skonį. Tai šiuo atveju puikiai tiks mums ir aš labiausiai mėgstu, kai yra keptuvė su nelimpančia danga ir tu gali įmesti, kiek nori tiek skrudinti, jos man neprilips. Kol skrudinasi pupelės, galime sudėti savo salotas, puikiai švirusius ryžius. Brinkiname tik su druskyte, tik kad jie nebūtų tokie, grubiai tariant, primingę, tai mes juos su ryžių actu šiek tiek pažadinsim ir suteiks papildomo skonio. Na, o agurkas, kad nebūtų vien plikas, apart klasikinės druskos ir pipirų, panaudosim šiek tiek skrudintų sezamo aliejaus. Pelės pasiskrudinę, galim tiesiai. Na ir čiopinimo smagumas, aišku, kai tau reikia preciziškai daug, man kaip profesionalui sukapoti žolelių, tai ar peilis aštrus ar neaštrus, ir kokiu jisai kampu padarytas ir koks jo balansas labai priklauso nuo to, ar tau pavargs ranka ar ne. Tai aš suprantu, kai jūs namie pasikaposite tą mažą saujelę šitų, o kaip pas mane būna darbe po 3-5 kg žalumynų, įsivaizduojat, kaip atrodo 3 kilai petražolių, tarkim. Toks geras prekybos centras maišas. Čia toks šeimininis baulas dviems. Jeigu trūkstam raukštelės ir viskas, keletas dekoro elementų. Na ir pabaigai, aišku, pamirštas dekoracijos elementas, tai sezamas, kaip be sezamo, bet kas svarbiausia yra nepamiršti turėti gerų įrankių ir gerų peilių, o sezamą uždėsit bet kada. Ir mėgavomės. Skanaus.